Gamtos terapija. Visi dalykai gamtoje yra gyvi. Jie reaguoja. Visa gamta. Gyvos ir negyvos būtybės sąveikauja tarpusavyje vienos kitas veikdamos. Žmonės, gyvūnai, augalai, vanduo, akmenys veikia vieni kitus. Taigi teigiamas gamtos poveikis žmogaus sveikatai neginčijamas. Pats apčiuopiamiausias dalykas yra poveikis imuniniai sistemai. Mažėja kraujospūdis, mažėja nerimas, streso lygis, gerėja miegas. Todėl kviečiu jūs atlikti pirmą praktiką, kuri vadinasi saugi vieta. Galbūt pradžioje paskirsite dėmesio savo kūnui. Pastebėkite, kaip jis šiuo metu jaučiasi. Ir šiek tiek įsipatoginkite jame. Taip, kaip jums atrodo geriausia. Galbūt gali padėti gilus, dėmesingas kvėpavimas ar įvairiausių įtampų iš kūno išlydėjimas, paprašant kūno šiek tiek nurimti, atsipalaiduoti. Dabar kviečiu išsirinkti savo saugią vietą. Galite dėmesingai vaikštinėti, kol atpažinsite, kur yra jūsų saugi vieta. Tuomet susipažinkite su ja. Priklausomai nuo to, kur jūs esate, tai gali būti pieva, miškas, pajūrys ar sodas. Gal jūsų pamėgtas parkas. Taigi, patyrinėkite tą plotelį, tą vietą, kurią išsirinkote. Stebėkite, kas ten vyksta. Kokios būtybės ten gyvena. Galite pasvarstyti, kaip ši vieta keičiasi, keičiantis metų laikams. Keičiantis oro sąlygoms. Gal galite pasvarstyti apie šios vietos kaitą ir ilgainiui pastebėti savo buvimą kaitoje. Užmegzkite su šia vieta ryšį. Gal net įsipareigokite šiai vietai, ją lankyti. Gal norėsis ją puoselėti, o gal stebėti, kaip ji keičiasi, kaip jūs keičiatės vis sugrįždami į savo saugią vietą. Ir apie 15-20 minučių patyrinėję savo saugią vietą, vėl susijunkite su savo kvėpavimu, dar kartą patyrinėkite kylančias mintis, emocijas, kūno pojūčius. Ir kai pajausite, kad atėjo tinkamas laikas, galite padėkoti sau, šiai vietai, už viską, ką patyrėte. Ir tada, kai pajausite, kad laikas, galite šią praktiką užbaigti. Iki sekančio karto. Gamtos terapija. Antras kvietimas. Susijunkite su savo kvėpavimu. Tiesiog pastebėkite, kaip kvėpuojate jūs. Galite nieko nekeisti. Tiesiog pastebėkite, kaip įkvepiate, kaip oras pripildo jūsų krūtinę, pilvą, pripildo jūsų kūną.
ir kaip iškvepiant oras išsisklaido erdvėje. Jeigu esate nerimastingi ir susijaudinę, galite prailginti iškvėpimo fazę, kuomet įkvėpimas trumpesnis, o iškvėpimas ilgesnis. Taip nurimę galėsite tęsti praktiką, kuri vadinasi mano atspindys gamtos objektuose. Galite patyrinėti, kas mane atspindi šiandien, kas atspindi mano dabartinę būseną, mano dabartinę situaciją. Galite pamatyti, atrasti gamtos objektuose ar reiškiniuose tai, kas šiuo metu jums yra aktualiausia. Gal dangaus žydrynė, gal debesys, o gal paukščiai. Gal tiesiog minkštos samanos. Pastebėkite, kur link krypsta jūsų mintys, kur link krypsta jūsų akys. Užmegzkite ryšį su šiais objektais ir pasišnekėkite su jais. Kuo jūs šiandieną esate panašus į juos, ar kuo jie yra panašus į jus šiandieną. Taip pat šiai praktikai galite skirti 15-20 minučių ir po šios praktikos padėkoję sau, galite įsipareigoti kartoti šią praktiką bent porą kartų per savaitę. Trečias kvietimas. Pradžioje susijunkime su savo kvėpavimu, stebėkime, kaip įkvepiame, kaip iškvepiame. Galime pastebėti atskiras savo kūno dalis, pėdas, blauzdas, šlaunis, sėdmenis, nugarą, rankas, kaklą, galvos padėtį. Ir vėl suvokite savo kūną kaip visumą ir galime šią praktiką skirti tyrinėjimui per pojūčius. Stebėti per regą, užsimerkus, stebėti aplinką per klausą, per lytėjimą, uoslę ir skonį. Taip pat patyrinėti aplinkos suvokimą, savęs suvokimą aplinkoje, intuiciją. Taigi, kviesiu pamatyti 5 dalykus. Paliesti 4 jūsų pasirinktus objektus, išgirsti 3 garsus, užuosti bent 2 kvapus, paragauti bent vieną jūsų pasirinktą dalyką ir kviesiu patyrinėti per savęs suvokimą gamtoje bei atsakyti klausimą, ką tai sujudino tavyje, kokias žinutes gavote, kaip gamta mato tave. Taip pat šiai praktikai skirkite 15-20 minučių
ir galite ją kartoti 2-3 kartus per savaitę. Tai yra dėmesingumo praktika per pojūčius. 4. Gamtos terapijos kvietimas. Kviečiu susijungti su savo kvėpavimu. Tiesiog pastebėti, kaip jūs kvėpuojate šiuo metu. Galite nieko nekeisti. Tiesiog stebėkite, kaip įkvėpėte ir kaip iškvėpėte. Dabar pakviesiu jūs pasirinkti vietą ar objektą, su kuriuo norėsite užmegzti ryšį ir jam pasipasakoti. Tai gali būti medis, tai gali būti jūra, ežeras ar akmuo. Tai, kas patrauks jūsų dėmesį, kur jūs galėsite balsu papasakoti apie tai, kas jūs neramina, o gal jums norėsis pasipasakoti tai, kas jūs džiugina, gal tiesiog norėsite pasidalinti savo pasiekimais ar savo svajonėmis. O gal pasirinktam gamtos objektui norėsite užduoti klausimą, tą klausimą, kuris šiai dienai yra jums ypač aktualus. Ir ne tik užduoti klausimą, bet ir gauti atsakymą, tiesiog dėmesingai, kantriai, laukiant. Ir po šios praktikos padėkokite sau už viską, ką patyrėte, ir galite pažadėti sau, kad dažniau save aplankysite gamtoje. Šią praktiką galite kartoti tiek dažnai, kiek jums norisi. Linkiu jums malonių gamtos terapijos praktikų.